Jeigu aš tau pasakyčiau, kad tu gali pakeisti savo gyvenimą čia ir dabar, ar tu pasirinktum pakeisti savo gyvenimą čia ir dabar? Jeigu atsakymas ir taip, žinai, kas tas yra? Dariems tau, kas labai patink. Sekėjams savo aistros. Dariems tas, kas tau kel jaudulioka. Daryk tai, kas tau patink. Ir tiesiog pasitikėk savo sielos vedimu. Nes ko tu gauni šitą idėją. Tau atsiuntavo sielą, šitą emociją, šitą jausmą, kuris prasiverčia, išsiverčia, nes tau siela nešnek lietuviškai, netink tau jaus, nepakužd. Atsiunt tau emociją, energiją, kuri transliuojas kaip emocija. Tu gauni šitą jausmą. Aš noriu dabar eiti ton ir ton padaryti, man tas labai smagiai. Ir aš einu daryti ton. Ir ką aš einu ton, aš pasitikiu 130 000%, kad kas bus atsiųsta ten tuo situacijo, kai aš darysiu ton, kas man patinka, jį bus konstruktyvų ir bus naudinga man toliau sekti ir toliau daryti tai, kas man patinka. Nes aš žinau, kad visata nedaro klaidų. Aš pasitikiu tom, kas man yra atsiųsta, nes man ir tai belenkiek smagu. Aš galiu gyventi čia ir dabar ir daryti tai, kas man ir smagu, nes aš noriu pakeisti savo gyvenimą. Man įgryso daryti tai, ką man kiti žmonės sako, kad aš privalau daryti, kad aš turėčiau pilnavertišką gyvenimą. Tai yra visiška netiesa. Aš darysiu tai, kas man ir smagu ir aš seksiu savo aistrą. Pradėk daryti tai, kas ir tau smagu, nes tai yra viską išsprendžiantis mechanizmas. Absoliučiai viską išsprendžiantis mechanizmas. Jeigu tu netiki, kad tavo mėgstama veikla gali tave išlaikyti, leisk tam įrodyti tau. Daryk tai nors kiek įmanoma, nors 10 minučių per dieną, daryk tai, kas tau yra smagu. Ir leisk tavo aistrai ir tavo pomėgiams ir tavo dalykams, kas tau patinka daryti, įrodyti tau, kad jie gali tave išlaikyti, nes tai yra viską išsprendžiantis mechanizmas. Pasitikėk savo sielos vedimu.